Projektas Kibernetinis saugumas su Minecraft. Šešta pamoka. 1–4 kurso studentams. Programinės įrangos saugumas. Skaitmeninė įranga ir programinė įranga veikia mūsų kasdienybę tyliai, bet galingai. Jos padeda studijuoti, kurti projektus, saugo duomenis ir jungia su komandomis. Šioje pamokoje į programinę įrangą žiūrėsime ne tik kaip į įrankį, bet ir kaip į pažeidžiamą ekosistemą, kurią reikia sąmoningai prižiūrėti. Svarbu suprasti, kad patikimas šaltinis ir reguliarūs atnaujinimai – neformalumas, o reali apsauga nuo netikėtų pasekmių asmeninėms ir akademinėms paskyroms. Pamoka sukurta kaip aiškios gairės, žingsnis po žingsnio, per programinės įrangos saugumo kraštovaizdį. Kiekviena dalis kvies ne tik atlikti praktinės veiklas, bet ir trumpai stabtelėti apmąstymui. Kada patogumas virsta rizika ir kaip priimti atsakingus sprendimus studijų, darbo ir bendrų projektų aplinkose. Tokios gairės padės formuoti nuoseklią saugumo praktiką, kurią vėliau aptarsime ir galėsime taikyti komandos susitarimuose. Temos aktualumas kyla iš to, kad programos ir jų atnaujinimai keičiasi greitai, o klaidos ar saugumo spragos gali paliesti kiekvieną. Studentams tai reiškia, kiekvienas atsisiuntimas ir kiekvienas spustelėjimas turi pasekmes. Ne tik vienam įrenginiui, bet ir bendrai universiteto ekosistemai. Bendri drive, komunikacijos kanalai. Pamoka padės atskirti patikimus, oficialius šaltinius nuo rizikingų, greitų sprendimų. Užduotys bus sukurtos taip, kad galėtumėte pastebėti simptomus, įvardyti rizikas ir apgalvoti saugius žingsnius. Be techninės panikos, tačiau su aiškia schema, ką daryti ir kodėl. Dėmesys kryps į prevenciją ir organizuotą reagavimą, kad sprendimai būtų nuspėjami ir pakartojami. Praktinės veiklos orientuotos į sprendimų priėmimą. Būsite kviečiami atpažinti rizikingus pasiūlymus ir rinkti saugiausius veiksmus, neapsiribojant vien techninėmis procedūromis. Veiklos skatins vertinti alternatyvas, sverti pasekmes ir remtis patikimais šaltiniais priimant sprendimus. Taip ugdomas gebėjimas veikti ramiai, racionaliai ir atsakingai. Dėstytojams ši pamoka suteikia galimybę sujungti techninius aspektus su sprendimų logika ir bendruomeninė atsakomybė. Galite susitarti dėl aiškių reakcijų taisyklių ir kartu mokytis vertinti šaltinius bei dalinimosi praktikas grupiniuose projektuose. Diskusijos pabrėžia atsakomybę, svarbiau už skubotą veiksmą, kritiškas požiūris į šaltinius ir bendri susitarimai, kaip elgtis bendruomenėje.
Ugdysime nuovoką, kad programų saugumas kyla iš kasdienių praktikų ir taisyklių, o ne tik iš atskirų techninių žinių. Galutinis tikslas – išmokti užduoti tinkamus klausimus, įvertinti pasekmes ir pasirinkti atsargumo kelią, o ne aklai pasikliauti patogumu. Mokymosi metu galime sužinoti patarimus, kuriuos galima taikyti auditorijoje, namuose ir ateityje. Pamokoje bus užduotis apie parsisiųstą keistą programą, kuri pasirodo esanti kompiuterio virusas. Scenarijus pateiks požymių, kuriuos reikės pastebėti ir aptarti. Atliekant užduotis kviečiame apsvarstyti, kaip reikėtų saugiai reaguoti į tokią situaciją universiteto kontekste. Tokiu būdu akcentuojama prevencija ir atsargumo įprotis. Ši tema kviečia susimastyti apie technologijų trapumą ir mūsų vaidmenį jame. Aptarimas ne tik atskleidžia grėsmes, bet ir padeda suprasti, ką galime kontroliuoti kasdieniais sprendimais. Tokia perspektyva formuoja prevencinį mąstymą, kuriuo verta dalintis grupėje, projektuose ir namuose. Bus skatinama analizuoti, kaip virusai gali daryti žalą informacijai, laikomai kompiuteryje ir bendrose universiteto erdvėse. Tai suteiks galimybę suprasti rizikų mastą ir kodėl atsargumas yra svarbesnis už patogumą.
Refleksijoje siūlome pamastyti apie tai, kaip mūsų veiksmai internete gali paveikti ne tik mus, bet ir kitus, kurių duomenis saugome ar su kuriais dalijamės. Taip pat verta aptarti, kaip nuolatiniai atnaujinimai ir saugos įrankiai padeda užkirsti kelią daugeliui žinomų grėsmių. Kitoje užduotyje reikės atstatyti ryšį ir atnaujinti reikiamas programas. Mokymasis čia apims sprendimų logiką ir bendradarbiavimą, o ne vien techninius veiksmus. Dėstytojams ši veikla suteikia galimybę paskatinti refleksiją, kaip susisteminti reagavimo į incidentus žingsnius ir kaip skirstyti prioritetus. Svarbu pabrėžti, kad saugus reagavimas prasideda aiškiu pranešimu ir pagalbos paieška. Studentai turi žinoti, kam kreiptis ir kaip tiksliai apibūdinti pastebėtą problemą. Diskusijose skatiname aptarti atsargines duomenų kopijas ir paprastus būdus, kaip saugiai išsaugoti svarbius failus. Tokiu būdu ugdome ne tik techninį gebėjimą, bet ir organizuotą, ramią reagavimo kultūrą. Taip pat skatinama mąstyti, iš ko atskirti, ar programa tikra, ar joje gali slėptis virusas. Skatinsime aptarti požymius, kurie kelia įtarimą, kodėl verta kritiškai vertinti bet kokį parsisiuntimą ir kuo skiriasi oficialus šaltinis nuo gražiai atrodančio, bet netinkamo. Užduotys taip pat supažindins su licenzijų inspektoriaus scenarijumi bei senų failų ištrynimą. Studentai kviečiami reflektuoti skaitmeninių išteklių tema. Dalyvaudami diskusijoje, studentai gali palyginti įvairias patirtis, suprasti skirtumus ir kartu pasirinkti, kas labiausiai veikia jų kasdienybėje. Toks kolektyvinis procesas gali kurti saugesnę aplinką ir sumažinti riziką dėl individualių sprendimų. Refleksija pamokos pabaigoje gali būti konkreti ir veiksminga. Ne tik aptarti, bet ir susitarti dėl vieno kito paprasto žingsnio. Tokie susitarimai padeda perkelti idėjas iš diskusijos į kasdienę praktiką ir matyti poveikį laike. Tai stiprina individualią ir kolektyvinę atsakomybę už skaitmeninės erdvės saugumą universitete. Projektas Kibernetinis saugumas su Minecraft. Projektui įgyvendinti skirta 50 525 eurai 18 centų suma, kurią sudaro 2021–2027 metų ES skaitmeninės Europos programos lėšos 25 262 eurai ir 59 centai ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšos 25 262 eurai ir 59 centai.
Atsisiųsti pamokų paketą galima nurodytoje svetainėje.